Architektūros studijos yra labai svarbios, nes jūs visapusiškai pradedat galvoti. Jūs ir turit galvoti apie mėnulį, jūs turit galvoti apie vėją, jūs turit galvoti apie kaip šeima ateis, jūs turit pagalvoti, kaip žmogus kėdutėj turi reaguoti, jūs turit galvoti apie akustiką, apie šviesą, šilumą. Yra visapusiška disciplina. Net ir jeigu jūs nebūsit architektai, ta disciplina įsireiš kažkur kitur. Arba baldų dizaine. Mano studentai labai domisi baldų dizainu. Tai arba rūbų fashion design kartais kai kurie įeina. Ir kartais nueina visiškai tą verslo pusę, tą business development. Atseit, jie nenori būti projektuotojai, bet jie nori surasti klientus. Ir juk žiūrėkit, koks objektas yra. Pastatai, sporto stadionai, dangoraižiai, ne tik namukai, bet tie grandioziniai objektai, kurie išreiškia mūsų kultūrą, mūsų istoriją, įsireiškia iš architektūros, ar ne? Žmonės aplanko Kauną dėl jos architektūros, ar ne? Ir koks džiaugsmas būtų sakyti, čia mano pastatas, ar ne? Koks jausmas turi būti Bill Baker, kur jis atnaujino visą tą dalį pasaulio su tuo vienu pastatu. Ten buvo dykuma, Dubai. Ir dabar kas yra Dubai dėl to vieno pastato. Ir pagalvokite apie tą įtaką. Kokią jūs galite tą padaryti. Tai yra labai šauni profesija, labai šauni, bet yra rimta profesija. Ir ji nėra tik tai skulptūra. Ten žmonės turės gyventi. Jūsų anūkai tenais turės gyventi.